Paklausiau Dievo, kodėl blogi dalykai nutinka geriems žmonėms. Dievas atsakė, net stipriausi medžiai susiduria su stipriausiu vėju. Kiekviena kova turi tikslą padaryti tave stipresniu. Dar kartą paklausiau, kodėl jaučiuosi toks vienišas. Dievas atsakė, vien dėl to, kad nematai saulės, dar nereiškia, kad jos nėra. Aš visada su tavimi net tyloje. Su sunkia širdimi paklausiau Dievo, ar viskas kada nors pagerės? Dievas atsakė, taip, bet mano laiku, ne tavo laiku. Patikėk, audra praeis ir saulė vėl nušvies. Tada paklausiau, bet ką daryti, jei nesu pakankamai stiprus? Dievas atsakė, kai esi silpnas, aš esu tavo stiprybė, tau nereikia to daryti vienam. Ašaros užpildė mano akis, kai aš šnabždėjau, ar tu vis dar myli mane, net kai man nepasiseka? Ir Dievas švelniai atsakė, mano meilė tau niekada nepasikeitė ir niekada nepasikeis. Niekas, ką tu darai, negali jos atimti. Galiausiai paklausiau, ar tu tikrai čia su manimi? Dievas man patikino, aš niekada nepalikau tavęs, mano vaikė, ir niekada nepaliksiu. Jei ši žinutė palietė tavo širdį, pasidalink ją su draugais, tegu jie žino, kad Dievas visada su jais. Amen.